Kaip jūs manot, kaip stovyklai sprendžiamas skalbimo klausimas? Va, aš turiu tokį zababoną. Čia yra skalbimo maišas. Kadangi keliavimas neabejotinai yra susijęs su tam tikrų kiekių skalbinių, aš juos duosiu į atskirą maišą. Tai aš dabar čia savo susimesiu skalbinius į šitą skalbimo maišą. Šitą. Šitą nepersipildyti per daug. Va. Sraigtasparnis. Eisiu užsipilsiu vandens. Dabar pripiliau šalto vandens, bet aš dar turiu užsivyręs karšto. Ir aš papildomai įpilu karšto vandens ir turiu skystą skalbiklį. Galima šiaip ir skystą ūkišką muilą. Ringuvos labai tinka. Opa. Jau paskutinis, šitą dar nuo praeitų metų turiu. Dabar visą šitą reikalą aš savo tvarkingai uždarau. Opa. Čia yra ventilis, atsuku, išleidžiu orą. Op. Va. Jis dabar yra sandariai užsuktas. Ir aš savo tą maišą dabar pasidėjęs. Nu, savo kokias 15 minučių, 10-5 gal net savo ramiai makaluoju. Paskui išskalausiu. Ten paskui yra virvė. Turiu išsitempęs. Padžiausiu. Ir tokiam karštai per 2 valandas viskas bus sausa. Galima tiesa čia skalbtis ir skalbyklai. Bet skalbyklė plus džiovyklė kainuoja 10 eurų. Tai man Austrių porcija išeina. O tai turistai.